Sveiki, mano vardas yra Mėta ir aš jums norėčiau papasakoti apie veidrodinį ir sklaidų į atspindį. Veidrodinis atspindys yra atspindys, kurio metu šviesos spinduliai atsispindi nuo lygaus paviršiaus. Pavyzdžiui, veidrodžio šiame atspindyje šviesos spinduliai išlieka lygus, todėl galima aiškiai matyti atspindį, kaip jį matytume tikrovėje. Sklaidusis atspindys atsiranda, kai šviesa atsispindi nuo nelygaus paviršiaus, pavyzdžiui, nuo paviršiaus, kuris turi tekstūrą kaip medis ar popierius. Tokiu atveju atspindys bus nelygus, nes atsispindi nuo skirtingų kampų, todėl nematysime lygaus atspindžio. Pagrindinės veidrodinio atspindžio savybės: atspindys aiškus, simetriškas, lygus atspindžio ir kritimo kampai. Pavyzdžiai: veidrodis sklaidusio atspindžio savybės: atspindys neryškus, atspindys išsimėtęs. Pavyzdžiui, šviesa atsispindi nuo bangų, rūko,